Montego Bay, Montego Bay, santechniku aš dirbau Ukmergėj. Labas rytas, dar vieną šeštadienio rytą sveikinuosi iš dar vieno žygio. Žygiok organizacija šį kartą Ukmergėje organizuoja žygį. Dar vienas miestas, pro kurį teko tikrai ne vieną 10 kartų pravažiuoti, bet niekad neteko po jį pasivaikščioti. Tai šiaip džiaugiuosi, kad žygiai padeda man pažinti tokius mažesnius Lietuvos miestelius. O šiaip yra 3 trasos, 9, 17 ir 24 km. Tai einam 24 km, bandysim pažinti Ukmergę ir nežinau, ką mes čia pirmiausia. Matau, kad turėsim ir miesto, turėsim ir gamtos visai nemažai. Žmonių irgi jau startavusių visai nemažai mačiau. Ir tradiciškai pasižiūrim, kągi gavom Luknešėlyje. Taip, standartinis maišiukas ir matau, galim pradėti nuo Ukmergės ženkliuko. O geras šitoks, čia tikrai Ukmergės ženkliukas? Nu, turbūt, nes dažniausiai gaunam ženkliuką, kurio mieste einam. Bananas, porą šokoladukų energijai, vandenuko ir faktas, kad dar per visą trasą turėsim porą punktų, kur galėsim to pačio vandens, tų pačių užkandžių pasipildyti ir panašiai. Manau, kad ilgai nelaukiam, oras toks galėtų būti geresnis, gal aną kartą biškį prisišnekėjau, sakydamas, kad visada būna geras oras, kai einam žygį, o gal dar tas oras ir pasitaisys. Bet manau, kad ne ore visa esmė, taip kad kraunamės daiktus ir leidžiamės trasą, nes jau 9 valandos, mačiau nemažai žmonių ir startavo, reikia pasivyti visus, varom. Praeitą dieną pagalvojau, kad nežinau, prieš kiek čia, prieš kokį turbūt mėnesį gal buvo paskutinis žygis ir tokių, sakykime, trasų 20+ kilometrų, nu tikrai gan senokai jau teko tiesiog ir savo laisvalaikiu vaikščiot, tai galvoju, bus įdomu vėl toks po šiek tiek ilgesnės pertraukos patikrint, kaip neša kojos šiek tiek ilgesnį maršrutą. Nu, bet 24 km, manau, nėra, kad kažkoks jau kosminis atstumas, tai manau, nueisim. Šiandien yra rugpjūčio 30 diena, šeštadienis ir turiu priekaištą, kad, bet ne žygiok organizacijai, o šiuo atveju FIBai. Nes kodėl padarė lietuvių rungtynės krepšinėje tokiu nepatogiu laiku. Žygiok žygis tikrai buvo planuotas anksčiau, o FIBA sugalvojo, kad reikia tokią dieną vidury dienos lietuvių rungtynės paleisti. Nu, čia jau nesusipratimas, reiks kažkaip vidury dienos beinant. Vieną akį, man atrodo, rezultatą rungtynių pasiekti, vis dėlto krepšinis svarbios, įdomios rungtynės, manau, ne tik man, bet ir 80% Lietuvos, ne? Jaučiuosi eidamas kaip tokiu Ukmergės senamiesčiu, nors nežinau, kas čia kažkokia alėja skaitosi, bet takas iš abiejų pusių gatvelės. Šiaip sakau, kai eini tokiu nepažįstamu miestu, visada įdomu pastebėtas tokias nematytas, nesuprantamas vietas, suprast, kur centras, kur kažkokie rajonai, kur vėl kažkas. Tai šiandien trasoje kažkaip daug nusukimų, kurie ne pagal trasą, o savarankiškai gaunasi. Nes fontanas šone, dabar žiūrim apžvalgos aikštelę, priekyje matosi, nu, jau taip netoli, nesvarbu, kad netrasoj, bet reikia užsuk pasižiūrėti, kaip čia atrodo ta Ukmergė iš aukščiau. Pasirodo, viskas čia trasoje ir ta apžvalgos aikštelė. Tik tai norėjosi sąžiningiau nueiti, o gavosi, kad nukirstas kampas. Nu, kartais norisi geriau, gaunasi su šiek tiek sukčiavimo. Bet nepiktybiškai, nedaug čia nusikirto. Veikia, pasirodo. Galvojau, gal tik tai imitacija. Pasirodo, veikia. Bet vandens dar turim, nereikia, nežinau, net ar čia geriamas. Jau kiek, 3,5 km nueita, judam toliau. Kol kas tai pagal trasą apėjom patį centrą, o dabar tai tokį grinai
rajonai. Pavienės gatvelės, namukai, toks grinai mikrorajonai. Tai, bet man atrodo, jau pagal žemėlapį, tai neužilgo turėtume į mišką, gamtą, kažkas tai žemėlapį žaliuoja. Tai man atrodo, jau greitai pasikeis kraštovaizdis. Ir kągi mes čia turim 5 km ženklas. Per kiek daugiau negu valandą. Gausi jo valandą ir 10 minučių. Nu, ne pats greičiausias tempas, bet 5 km liko dar 19. Nu, ne tiek ir mažai. Pirmas trasos pasidalinimas, kas eina trumpiausią trasą, eina tiesiai, kas eina vidurinį ir ilgiausią, suka jau į kitą kelią. Nu, ta trumpiausia trasa, tik tai 9 km, tas ratas pakankamai nedidelis ir yra. Tai, matyt, čia vietą taip ratu. O šitam parke čia visai ir pramogų nemažai. Ir šachmatų, šaškių lentas, patys šachmatai. Jeigu mokėčiau šachmatai žaist, būtų galima pažaisti. Ir šiaip daug visokių suoliukų ir daug puolančių musių. Bet čia visai toks įdomus, gražus parkas. Nu va, nuėjus 9,5 km, čiučiu daugiau ir pirmasis užkandžių punktas. Proga šiek tiek pailsėti, užkast, atsigert. Ir netoli pusė žygio jau bus ir įveikta. Atsigeriam giros, suvalgom snickersą, biškį. Cukrų atsistatom ir ką, likusius 14 km eisim. Trumpa pertraukėlė ir varom iš kelių toliau. Pagal kelio praminimą tai panašu, kad jau prieš žmonių visai nemažai praėjo, nes toks takelis jau nemažai pramintas. Ir pagrybaut galima, jeigu būtų noro, bet gal tų pavienių grybų geriau net nerinkt. Palikt, kas tikrai sąžiningai grybauja. Įdomu, čia įmanoma šitų pereit ar nelabai. Kažkaip labai judantis atrodo. Nu, gal kažkaip. Ir tokias trumpas pramogas vidury tako. Einam pažiūrėti. Čia kažkoks parkas skaitosi. Gal netyčia dar kažkas bus. Šiaip tokiom miškingom vietom tai tikrai smagu pasivaikščioti ir gražiau gal negu tom paprastom betono gatvelėm ir panašiai. Vienintelis minusas, iš kur tiek daug uodų, aš nesuprantu. Jau atrodo vasara baigėsi, turėtų visi, nežinau, išskridę būtų ar kur dingę. Ne, puola uodai. Čia yra didelis miško minusas, kad ištisai baidytis. Kur tie žmonės nelabai suprantu. Iš pradžių tai atrodė, kad visi kažkaip tokiom grupėm eina, bet po pirmo poilsio to punkto, kuris buvo ties 10 km, jeigu neklystu, kažkaip atrodo labiau visi pasiskirstė, nes va dabar 14,5. Ir kažkaip jau senai žmonės mačiau nei priekyje, nei gale. Ai, nu va, matau, kad keli vis dėlto ateina. Bet sakau, kažkaip labiau įsiskirstė visi. Dar iš pačio ryto prieš pradedant žygiuoti sakiau, oi, oras šiandien gal netoks ir pasisekė, gal bus netoks geras kaip visada, bet vis dėlto tradicijos tęsiasi, kiek einu žygius, tiek oras fantastiškas, turbūt reiktų sakyti, nes atrodė jo iš ryto, kad vienas kitas lašas, gal čia lietus, gal kažkas, o dabar šilta, saulė šviečia, netgi biški per šilta, jau galėtų taip einant gaiviau būt, bet, sakau, tradicijos tęsiasi.
geri orai per žygius irgi tęsiasi. Ir praėjus beveik 18 km antras poilsio punktas. Kągi, dar trumpa pertraukėlė, trumpas atsigaivinimas prieš lemiamus 6-7 km. Na, jau nedaug ir beliko. Taip kad pažiūrim. Bet šiaip žiauriai daug žmonių. Prie pirmo punkto tikrai tiek nebuvo. Gal kažkaip daugiau užsilaiko, nežinau. Nes tikrai labai daug žmonių. Dar vienas sveikas užkandis, bananas, batonėlis ir eisim likusius 7 km. Šiaip sakau, kas stebina, kad labai, aišku, visas trasas dabar susijungia, visos 3 į 1, bet žmonių tai tikrai daug. Bet smagu dabar tokioje vietoje, geras oras, trumpai pasėdėti. 22 km nueiti, lieka 2 km, paskutiniai kilometrai, kurie dažniausiai būna ir patys sunkiausi, bet kažkaip šiandien visai normaliai tie kilometrai sukasi, nebuvo tokių sunkių akimirkų. O šiaip jau turbūt tiek nuėjus galima kažką ir apie Ukmergę pasakyti, kurios, kaip sakiau, nepažinojau visai, tik tai pravažiuojamas miestas buvo. Nežinau, ar kažkokią konkrečią nuomonę susidariau, tiesiog miestelis, kuris turi porą pagrindinių gatvių ir turbūt tokie eiliniai gyvenamieji rajonai. Šiaip kas krito į akis kaip šeštadienio rytui, labai daug girtų žmonių, nežinau, kiek jau prieš tai žygius po kitus miestelius. Aš tikiu, kad nieko neišskirtinė Ukmergė, bet kažkaip daugiau tokių keistesnių kompanijų, kurie matos dar iš po vakar arba šeštadienį ryte parkelėje susitikę kažką gurkšnojo. O šiaip miestelis kaip miestelis, viskas su juo gerai. O dabar einam paskutinius kilometrus ir jau visai netoli, manau, kad pamatysim ir finišą. Lieka iki finišo koks puskilometris ir dilema. Gal iš karto į finišą nueit su kebabu, pasiėmei kebabuką kokį ir savo finišą savo ramiai atžygiuoji. Ne, bet gal apseisim be šito planą. Palapinę tai matom ten, bet kad tvarkingai trasą apeit, tai reikia dar ratu. Aišku, ten buvo galima pasukčiauti, kampą nukirst, bet reikia sąžiningai, nuo to nesijausi vertas to medalio. Ir pagaliau finišas jau atrodo ranka pasiekiamas. Biški netgi daugiau negu, kiek čia, 24,5 km gausi. Gal kažkur biški nuklydęs buvau, nežinau, kažkur ratuką kokį prasukau. Bet žodžiu, 6 beveik valandos, 5:40 ir finišas jau čia. Kaip smagu gauti ne tik tai tokį gražų medalį, bet gauti marškinėlius. Būtinai išpakuosim, pažiūrėsim firminius žygiuok marškinėlius ir atsižvelgta ir į mano pomėgius toks Žalgirio ženkliukas. Taigi šiandien išeinu su žymiai daugiau dovanų, negu tikrai tikėjausi, bet šiaip dar vienas geras žygis, gera trasa, geras oras, gera organizacija, turbūt ko daugiau ir bereikia, kad geras šeštadienis būtų. Už 2 savaičių dar vienas žygiuok organizuojamas žygis rugsėjo 13 dieną ir Panevėžy. Labai tikiuosi, kad pavyks vėl ten būti, pažinti dar vieną miestą, kuris šiaip yra tikrai vienas iš didesnių Lietuvos miestų, bet kažkaip man jame tikrai nedažnai tenka pabūti. Taigi tiek šiame video, ačiū jeigu pažiūrėjai ir kviečiu būtinai už porą savaičių prisijungti į dar vieną žygiuok žygį. Susitiksim Panevėžy galbūt ir iki kito karto. Iki.